Sveiki, su jumis Salsos ritmu LT, su manimi šiandieną Giedrė. Ir mes šiandieną jums parodysime picos žingsnelį. Taip, kaip tai padarome. Šiuo pagrindinis 1, 2, 3, 5, 6, ant 7 paimama labas pozicija. Ir moterį išsuksime su krosbodžio žingsneliu. 1, 2, 3, vedam, 5, 6, 7, 7 ant peties pagaunam. Taip, čia moteris apsisuka pusę rato, apsisuka, o aš padarau pilną ratą per dešinę petį. Taip, 1, 2, 3. Stoju ir dabar už tai turiu picą vadinamą. Picą laikau ir moterį išsuksiu nuo savęs. Yra vietai praktiškai būdamas. Ir per 3 žingsnelius žengsiu dešinę, kairę ir dešinę. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Užsimečiau picą ir štai turiu tokią poziciją. Nuo šios pozicijos moterį savo kairę ranką nustumsiu nuo savęs, šitęs pagrindinį, čia atliks kopų žingsnelius. 1, 2, patraukiu 3, laikau ir moteris išsisuks. Ir 5, 6, 7 ir 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dar kartą rodau. Čia paėmėm. 1, 2, 3, 5, 6 ant 7 labas. Kairę koją į priekį 1, dešinę truputį į šoną į krosbodžio žingsnelius. Tai yra 1, 2, 3, vedam. 5, 6, 7. Kairę. Pradedam eiti ir apsisukam aplink dešinį petį 270 laipsnių, ne pilną ratą. Tai yra 1, 2, 3. Pilnas ratas būtų apsisukti Giedrę, bet už tai aš turiu 270 laipsnių ir dabar apsuku Giedrę nuo savęs. Tai yra 1, 2, ant 3 metu ranką ir nuleidžiu per savo. Štai šį čia turiu ir nuvedu nuo savęs. Tai yra 1, 2, 3 ir suku 5, 6, 7 ir 1, 2, 3, 5, 6, 7. Taip. Dar parodom. Padarom pagrindinį. Iš kitos pusės dabar. Padarom pagrindinį. 1, 2, 3, 5, 6, 7 duotų labas. Štai čia dabar darau krosbodžio žingsnelius. Tai yra 1, 2, 3, vedu 5, 6, 7 ir moterį apsuksiu nuo savęs. Tai yra 1, 2, 3, picą laikau ir apsuksiu. 5, 6, 7, vedu nuo savęs 1, 2, 3 ir su moterį 5, 6, 7 ir 1, 2, 3 ir 5, 6, 7. Štai buvo picos žingsnelis.